Dabar pristatau patį naujausią modelį 25 metų, kuris dabar bus ant naujo Fiat Ducato Adria Twin. Konfiguracijos gali būti įvairios, bet tai yra pats naujausias modelis. Tai aš gal iš karto einu prie esminių dalykų, kas pasikeitė. Čia sutaupė 30% svorio, būtent dėl šitos medžiagos. Tai yra naudojama variklio apsaugai lėktuvuose pramoniai, kuri yra labai tvirta. Tai tiesiog, čia galim pasidėti kažkokius tai pipirus ar kažkokius daiktus. Čia pasitinka, jie padarė tokį kampą ir padarė, kad čia būtų dar daugiau vietos virtuvei. Labai įdomus dalykas, žiūrėkit. Stalas. Kai važiuojam, kartais mums stalo nereikia arba jis yra nepatogus. Tai mes ką galim dabar jau padaryti, mes jau galime nusimam šitą. Čia magnetai yra, man sunku buvo nuimti. Tai nusimam šitą stalą, nusimam šitą. Nusimam koją ir žiūrėkit. Pakeliam čia ir įsidedam ir nuimam šičia. Ir čia yra stalo vieta. Mes galim čia padėti stalą. Įsivaizduoji? Ir važiuoti tiesiog taip. Dabar tai nedarysiu. Ir Adria sakė, kad labai daug žmonių perka tokius kemperius kaip ofisus, kai kažkur keliauja, kad dirbtų. Tai čia iškart padarė 20 jungtis, USB jungtis. Tai čia, kad dirbtų, čia būtų patogiau. Ir dar toks dalykas, dar nebuvau matęs pirmą kartą pas Adriją visur. Čia gali tiesiog sudėti gėrimus, telefoną, kai nereikia stalo, kad tiesiog būtų kažkaip patogiau. Tai, pagarba. Ir dar nebuvo Twinuose tokio dalyko, kad nuotekų baką mes galėtumėm išleisti su mygtuku. Tai reikėdavo iš jo eiti, sukti rankinėlę, kad jis išbėgtų. O čia dabar paspaudžiu mygtuką ir nuotekos tiesiog išbėga. Tai čia super. Čia kaip papildoma opcija yra toks garažas. Tai mes čia padarom tokį dalyką. Palenkiam apačią. Ir ištraukiam. Tai čia ką mes čia turim, motociklai, keturračiai, galime išsitraukti visą šitą dalyką. Čia laiko 150 kg. Įsivaizduoji? 150 kg. Vadinasi, mane išlaikys. Išlaiko. Super. Ir čia, kai turim čia keturračius motociklus, čia turim, mes turim čia tokias vietas, remonto daiktams susidėti. Šičia dar turim. Šičia yra vandens bakas, šičia dar turim. Tai dar čia turim susidėti. Tikrai yra daug kur. O lova, parodysiu kur. Čia paspaudžiam mygtuką. Šičia nebedariau. Čia paspaudžiam mygtuką ir turim lovą. O, matyt, nedidelis skutelės, va. Ir turim čia didžiulę lovą. Ir, tikrai, čia yra 1,93 m. Tai galima arba taip mėgoti, arba taip mėgoti, kaip ir patogu. Tai čia yra skirtas būtent sportininkam. Dušas. Čia mes turim, nežinau, patį didžiausią klasį dušą. Iš tikrųjų, labai daug. Ir čia mes galim pasidarytumėm ir galim maudytis. Tualetas, va, čia. O dabar jau turim tualetą. Tai irgi patį didžiausią tualetą klasėje. Ir čia galim pasidėti savo kažkokios tai kosmetikos dalykus. Ten galim pasidėti. Beje, dušas su džiaunų bėgimais. Tai labai svarbu ir su šildymu. Ir turim dar šitą. Ir ten mes galim atidaryti langą ir pro langą kažką išmaudyti. Nuo šiandieną pas Twinus šaltuvai yra kompresoriniai, dujų nebereikia. Šildymas irgi lygiai taip pat pasirinktinai arba dujos, arba dizelis. Dabar galim praeiti per kitus truputėlį modelius, kad būtų truputėlį aiškiau. Einam šitą modelį. Čia lygiai tas pats, naujos tos medžiagos, bet čia mes turim tokį išplanavimą. Čia yra mėgama išilgai, tėlės išilgai. Ir čia turim dar papildomai skyrius, spintų skyrius. Tai šičia. Ir be abejo dar šičia turim. Čia labai beje didelį. Kažkaip jie išgavo tą dydį. Tai šičia. Tai šitoksai skirtumas. Einam toliau. Toliau dar parodysim. Ir paskui parodysiu labai įdomu. Šičia lygiai tas pats, bet jau turim dar papildomai stoglangus. Čia yra Adria Twin Supreme komplektacija. Tai čia yra pati brangiausia komplektacija, pati greičiausia. O biškelių čia dušas skiriasi, čia yra tik tai Supreme komplektacijų, va toksai dušas. Ir dar turim čia toksai čiužinys, kur čia prisipučia. Čia yra toksai vidinis,
padinis orinis čiužinys ir galima čia padaryti dar vieną miegojimo vietą. Tai čia realiai būtų 3, tai čia galėtų miegoti 4 žmonės be problemų. Einam toliau. Čia mažiukas kemperis, šito kemperio ilgis yra 5,99 cm, dėl to, kad jo lova yra šitaip, ir čia yra 1,93 m lygiai. Aš galiu atsigulti ir čia mes galime susilanksyti, čia pasidarytos bagažinės įvairiai, bet čia yra 5,99. Einam toliau, čia jau mes turim su pakeliamu stogu, čia kaip supryma, žiūrėk, čia mes dar ką turim skirtumą, čia jau turim spinteles ir tokį. Čia dar skiriasi tuo šitas sportas, tai yra, kad čia yra laipteliai, galima sudaryti laiptelius ir lipti, ir šitą lovą leidžiasi būtent elektroniniu būdu iš bagažinės skyriaus. Išsilankstom, turim didelę lovą, ar lankstom, nes nes yra ant bagažinė. Arba čia motociklam, keturračiam vežtis žiauriai gerai.